yra pataiko Juanas Karlosas Navaro, abu baudos metimus ir Žalgirio komandos paskutinio ataka. Kenny Andersonas, Reggie Freemanas bando išprovokuoti pražangą, pataiko iš toli ir pražangos nėra. Pražangos nėra. Atrodo, dabar šoka visi aiškintis su rungtynių arbitrais. Reggie Freemanas irgi neįtikėtinai nepatenkintas. Rungtynių arbitrai baigė šitas rungtynės tokiu rezultatu 85-86 Kauno Žalgirio komandos naudai. Tai yra nenaudai, Barcelonos komandai bus įskaityta pergalė 1 taško skirtumu, tačiau visa halė dabar atsistojusi protestuoja, prašydama ne tik tai skaityti 3 taškus, bet ir pridėti vieną baudos metimą. Aišku, kad jau niekas nepasikeis. Žalgiris pralaimi. Ir yra pataiko Juanas Karlosas Navaro, abu baudos metimus ir Žalgirio komandos paskutinio ataka. Kenny Andersonas, Reggie Freemanas bando išprovokuoti pražangą, pataiko iš toli ir pražangos nėra. Pražangos nėra. Atrodo, dabar šoka visi aiškintis su rungtynių arbitrais. Reggie Freemanas irgi neįtikėtinai nepatenkintas. Rungtynių arbitrai baigė šitas rungtynės tokiu rezultatu 85-86 Kauno Žalgirio komandos naudai. Tai yra nenaudai, Barcelonos komandai bus įskaityta pergalė 1 taško skirtumu, tačiau visa halė dabar atsistojusi protestuoja, prašydama ne tik tai skaityti 3 taškus, bet ir pridėti vieną baudos metimą. Aišku, kad jau niekas nepasikeis. Žalgiris pralaimi antrą kartą iš eilės Kauno sporto halėje. Jūs galite žiūrėti dar kartelį ir dar kartelį rytoj. TV3